Dirbdama tiek su savimi, tiek su kitais išmokau vieną labai svarbų dalyką. Kad nepriklausomai nuo amžiaus ar nuo lyties, viskas susiveda į vieną paprastą tiesą. Yra 5 nuostatos, kurios perdodamas iš kartos į kartą ir kurios paaiškina kiekvieną žmogaus problemą. Pirmoji nuostata. Nėra saugu būti, nėra saugu egzistuoti. Pagalvok apie momentą, kai dar tavęs laukėsi. Gal tėtis šaukė ant mamos, gal mama išgyveno stresą ar baimę, ar net pagalvojo, kad kaip aš galiu turėti vaiką su šiuo žmogumi. Arba žinia apie tavo ateimą buvo ne visai laukta. Ir tą akimirką viduje įsirėžė jausmas nesaugu būti, nesaugu egzistuoti. Tai pirmas sluoksnis ir giliausias iš visų. Antroji nuostata - nėra saugu būti savimi. Galbūt vietoj tavęs laukiasi berniuką. Arba kiti gali daryti, ką nori, sakyti, ką nori, bet kai bandai tai padaryti tu, tave nubaudžia. Ir tada išmoksti, su manim kažkas ne taip. Turiu būti kitokia, kad mane mylėtų. Kiekvieną kartą, kai taip nutiko, tarsi nukirpai dar vieną dalį, kad tilptum į jų meilės rėmus.